kalbant apie teisę skolintis, tai yra iš tikrųjų tokios išlaidos, kurias beveik neįmanoma yra prognozuoti. Tai vienos iš jų susijusios su ekstremaliom situacijom, iš tikrųjų negali prognozuoti, kiek jų turėsi. Ir natūralu, jeigu reikia finansuoti tam tikras išlaidas likviduojant ekstremalias situacijas, tai turi turėti tam tikrą turbūt laisvę ir diskreciją tam pasiskolinti papildomai lėšas. Taip pat parama ukrainiečiams kaip pavyzdys, tikrai yra sunku prognozuoti, kiek jų bus ir kiek tos paramos reikės. Tai va tokiem atvejam turime numatytas nuostatas, kaip ir minėjau, biudžeto įstatyme ir sąrašas yra baigtinis. Tai nėra diskrecija vyriausybei neribota. Tai gal tada gerbiamas Artūras Zuokas nori klausti? Pagal valstybės kontrolės pateiktus duomenis, kad praeitais metais beveik 600 milijonų eurų vyriausybė pasididino išlaidas, asignavimus, kas viršėjo Seimo nustatytus bendruosius rodiklius. Kaip čia tas įmanoma, kada vyriausybė nusprendžia daugiau išleisti, nors Seimo yra patvirtinti bendrieji rodikliai, taip kaip numato įstatymas. 600 milijonų eurų tai didelė suma, ją pagrįsti ekstrinėm situacijom dar kažkuo tikrai būtų sudėtinga. Ir kas čia per praktiką ir kas už tai atsako. Tai reiškia, kad vyriausybė politinės valios vedama gali daugiau negu 500 milijardo padidinti išlaidas. Gal, nežinau, ir vyriausybės, ir finansų ministerija, ir valstybės kontrolės atstovai. Tai gerbiamas viceministrė, jūs puikiai dirbote ir praėjusiai kadencijoje, nes nekartą plenariniam posėdį buvo keltas klausimas, kodėl čia tie pinigai, toks rezervas numatytas, yra didelis, kuris, tiesiog nepatvirtintas Seimo. Tai iš tikrųjų Seimas, kaip ir sakiau, dalyvauja būtent apribojime. Tai yra iš vienos pusės yra ribojama suma, tai yra vyriausybė yra suteikiama teisė skolintis tam tikrą sumą. Tai yra vienas apribojimas, kuris nustatomas irgi tvirtinant biudžetą. Ir kitas apribojimas yra, kam jisai gali būti naudojamas tas skolimosi limitas. Tai yra būtent biudžeto įstatymai yra išrašomos paskirtys, kurioms vyriausybei suteikiama teisė skolintis. Tai iš tikrųjų Seimas turi galimybę tas paskirtis riboti, jas siaurinti arba jų iš viso nepatvirtinti. Tai sakyčiau, kad visi įrankiai yra ir Seimo valioje, bet kaip ir sakiau, tam tikros išlaidos, kurios ten yra leidžiamos arba įrašomos į biudžeto projektą, jos tikrai yra pakankamai objektyviai sunkiai prognozuojamos arba beveik neįmanoma jų prognozuoti. Tai dėl to mes manome, kad tai yra tie išimtiniai atvejai ir pakankamai pagrįsti atvejai, dėl ko tam tikra diskrecija vyriausybei gali būti reikalinga vykdant biudžetą. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai yra viskas irgi Seimo rankose, nes tai yra viskas tvirtinama biudžete skaidriai, o ne, sakykime, kažkokia neribota diskrecija suteikiama vyriausybei. Aš nenorėčiau labai plėtoti tos diskusijos, bet biudžetas yra programinis, ar ne? Tai yra konkrečiai turi Seimas tvirtinti konkrečias sumas kažkurioms tai veikloms. Bet šiuo atveju paliekamas rezervas ir kaip jūs norite, taip ir darykite, o Seime, sakykime, jeigu turi pakankamai balsų valdančioje daugumoje, tai tiesiog buvo taip, sakyčiau, negražiai pasielgta suma numatyta pakankamai ten didelė, vyriausybei pačiai su ją tvarkytis, apeinant visą tą biudžeto reglamentavimą teisinį. Tai maždaug patikslinu klausimą. Tai o Seimas, tai, sakykime, taip pat daugumos balsais praėjusią vyriausybę šį sprendimą priėmė tvirtindamas biudžetą. Bet tai, ar tai gerai, ar tai ne, tai mums reikia ir analizuoti. Aš manau, kad blogai taip yra. Tiesiog skirti sumą, tai gal visą biudžetą galim užrašyti, patvirtinam visą biudžetą ir mums ten neįdomu, kas kaip, kam vyriausybė susitvarkys. Čia hiperbolizuoju, bet galima daryti kitokio atveju, nedetalizuojant tiesiog. Tai sureaguojant, kaip ir sakiau, ta prasme, tuo atveju yra tikrai, tai yra mūsų nuomonė išimtiniai atvejai, tai tikrai galima eiti per tą sąrašą turbūt atveju ir diskutuoti, ar tikrai tas atvejis yra pagrįstas. Tai galbūt galima turėti būtų atskirą diskusiją, būtent apžvelgiant konkrečiai, tai kaip ir minėta, yra tam tikra suma, kam jinai buvo išleista ir kas tai yra per atvejai ir ar jie yra pagrįsti būti ir pripažinti, kad juos sunku yra suprognozuoti ir kad iš tikrųjų tai galėtų būti būtent ta diskrecija palikta vyriausybei. Tai manau, kad tą galima būtų diskutuoti atskirai. Tai valstybės kontrolė gal gali šiuo atveju pasakyti, ar čia gerai ar blogai yra taip
tokias didelės sumas, su tokiu nedideliu mūsų valstybės biudžetu santykinai palikti neapibrėžtas? Mes matom šioj vietoje ir pasidalymo tarp valdžių pažeidimo principą. Tai jeigu Seimas tvirtina biudžetą, tai jis ir pats savo sprendimu gali jį keisti, atsiradus metų eigoje aplinkybėm. Ir šita problema iš tikrųjų sena, mes turėjom net ir rekomendaciją, kurios neįgyvendino. Ir buvo priimtas biudžeto sandaros įstatymas ir ta teisė vyriausybei buvo palikta turėti tą tokį iš skolintų lėšų metų eigoje papildomų išlaidų krepšelį. Jeigu žiūrėti, tai tas padarytų išlaidų suma 24 metais, tai jinai nėra pati didžiausia, buvę yra anksčiau ir metų, kai tos išlaidos iš skolintų lėšų viršydavo ir milijardą eurų, čia matyt buvo covidiniai laikotarpiai, tie laikotarpiai, dabar tos išlaidos yra paskutiniu laiku apmažėjusios. Tai tikrai valstybės kontrolė pasisako už skaidrų planavimą ir visų išlaidų suplanavimą biudžeto priėmimo metu.